Šokinėti per Baltijos bangas, baidare leisti žemyn upe, nuo kaitros pasislėpti ežero vėsoje, o saulėlydį pasitikti plaukiojant irklente, tai akimirkos, dėl kurių verta bristi į vandenį. Išsaugokime Lietuvos vandens telkinius. Be pramogų vandens telkiniai lietuviams svarbus dėl gausiai juose gyvenančių žuvų, kurios neatsiejama lietuviško kulinarinio paveldo dalis. Paskaičiuota, kad gėlavandeniuose Lietuvos telkiniuose aptinkama apie 85 rūšis žuvų. Todėl ne veltui sakoma, kiek žvejų, tiek ir žuvienių. Lietuvos krantus skalaujančioje Baltijos jūroje gausiausi laimikiai menkės, strimelės ir vertingiausia žuvimi Lietuvoje laikoma lašiša. Išskirtinio aromato žuvis – agurkais kvepianti stinta, daugiausia paplitusi Kuršių mariose. Būtent dėl šio žuvies kiekvienais metais pajūrio šventėje Palangos stinta susirenka daugybė svečių. Tuo tarpu Lietuvos upėse, kurias sujungus vieną su kita galėtume apjuosti visą žemės rutulį, gausu karšių, karpių ir lydekų. Šalyje priskaičiuojama apie 30 000 įvairaus dydžio bei ilgio upių ir upelių, kurių bendras ilgis siekia apie 64 000 kilometrų. O kur dar skaidrūs, gėlo vandens ežerai, jų Lietuvoje per 3000. Todėl užmetę meškeres viename iš jų galite tikėtis užkipsiant lyną, ešerį ar karosą. Jums kantriai belaukiant laimikio, gamtos grožis skleidžiasi kiekvieną sekundę. Ji žavi savo trapumu, kuris yra lengvai pažeidžiamas. Todėl norint, kad gamta pietų stalui nepagailėtų žuvies, svarbu išsaugoti ekologiškus, švarius ir todėl gėrybėmis gausius Lietuvos vandens telkinius.